Jūs sakėte, kad visus materialius norus galima išpildyti paprašius pas Dievą. Aš prašiau 8 metus, o jis neišpildė. Aš įsižeidusi ant Dievo už tai. Ką daryti? Ačiū Dievui, kad nors pas jūs yra toks santykis su Dievu. Reiškiasi, santykis yra, kontaktas yra. Gerai. Atsimenate jantrą, mantrą, tantrą? Kas nors žino apie tai, kaip pildomi norai? Jūs dabar pasakėte mantrą, kreipimąsi. Mantra – tai kreipimasis garsu. Norai pildosi, kreipimusi į Dievą, mantra. Žinote, kad ji ne visada veikia. Ji veikia tada, kada yra santykiai. Pavyzdžiui, galiu kreiptis į žmoną, pagamink man pusryčius. Tai mantra, garsinis kreipimasis ir daugiau nieko kito. Ir už pusę valandos pusryčiai paruošti. Stebuklas. Aš tik pasakiau ir pusryčiai yra. Prašom. Todėl, kad santykiai yra. O jeigu kam nors aš pasakyčiau gatvėje, paruošk man pusryčius, pagalvos išprotėjęs, nesuveiks, nėra santykių. O jeigu aš jums daržą sukasiu už tai, tada gerai. Tai vadinasi tantra. Užsidirbk. Čia meilės nėra, santykių nėra, bet tu gali užsidirbti. Aš tau galiu sumokėti užmokesčių, išpildyti tavo norą. O jeigu neveikia nei vienas, nei kitas, tada aš noriu priversti pagal save, kad man tarnautų, jėga priversti. Jantra, mašinos eksploatacija ar mechanizmo ir taip toliau. Todėl jeigu jūs norite pas Dievą prašyti, jūs turite turėti su juo santykius. Ne taip paprasta kreiptis į Dievą. Jis į visas gyvas būtybės atsižvelgia vienodai. Dieve, 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 duok man sveikatos, duok pinigų. Ir tegul visi mano priešai dvėsta. Pas jį nėra tokių priešų. Tokia mantra nesuveiks. Bet jeigu jūs iš tikro norite nešti gėrį kam nors ir prašote intelekto, sugebėjimų, jūs gausite. Esu tuo tikras. Gerai, pavyzdys iš mano gyvenimo. Matote, aš dabar kalbu lekcijas. O kas aš toks? Neturiu aukštojo mokslo. Mokykloje blogai mokinausi. Pas mane buvo beveik visi psichiniai kompleksai. Praktiškai ligonis. 2 vaikai buvo mokykloje, kurie negalėjo prieiti prie lentos, užsiblokavę. Baimės blokas. Aš buvau vienas iš jų. Aš negalėdavau pernešti, kas skaitydavo užrašytas mano mintis. Mane iškart užvaldydavo stupuro būklė. Baisus susijaudinimas. Aš visas drebėdavau. Aš negalėdavau pernešti gatvių. Mane vien nuo minties pykindavo, nuo automobilių, traukinių, lėktuvų. Suprantate? Aš niekada negalėdavau išeiti į publiką atvirai kalbėti. Aš neįsivaizdavau tokio gyvenimo. Man tai buvo baisiau už mirtį. O dabar ką aš darau? Lėktuvai, mašinos, traukiniai, lekcijos kiekvieną dieną. Kaip į tai peraugo? Va tokiu keliu. Iš aukštai, aukštai, aukštai gausite viską. Kas čia kam neaišku? Mesgi negalime savo net per alkūnę ūgio pasididinti. Jėzus sakė, pabandykite, nesigaus. Mes negalime patys sau duoti intelekto ar dar ko nors. Talentas nuo Dievo turi būti. Yra tokios sferos, tik reikia gauti. Per tarnystę tai duodasi. Jūs norite tarnauti jo lygyje, jis visiems lygus, visų draugas, ir jeigu jūs toks draugas kaip jis, jūs norite jam tarnauti, naudotis jo matymu.
Jūs gaunate viską, ko reikia. Ir gavę nieko nesisavinate savo. Jūs nesakote, kad aš žinau. Нет, это не мое знание. Tai ne mano žinojimas. Aš tai gavau iš dvasinio mokytojo, aš tik paprasčiausiai perduodu, apie tai jokio supratimo neturėjau. Tai ne mano prisigalvojimai, tai amžinos žinios, 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 žinios.